Sveiki bičiuliai. Visų pirma, norėjau padėkoti už visus užuojautos parašymus, paskelbimus, nežinau net kaip pasakyti, žinutės užuojautos visokias. Ačiū jums labai. Kaip sakant, neapsimėsim, kad mums dabar čia labai lengva ir mes čia labai laimingi, bet gyvenimas tęsiasi ir važiuojam kažkur, va, su Zaicu įsėdome mašiną, važiuosim kažkur, į šiaurę dumsim. Bandysim jums ką nors parodyti. Taip, Zaici? Jo. Atriedėjom iki Belfast miesto, Šiaurės Airijos sostinė. Ale kamščiai. Dabar jau biškį juda, bet kai tik įvažiavom buvo kamščiai. Lietus lyja, pakol kas oras nedžiugina visiškai. Bet nieko nepadarysi. Can I get 2 other tickets, please? Yeah. So that is 23. Then please. There you go. So just stop there when you're ready. Štai kur mes atvažiavom. Tik lietus lyja. Nelabai koks oras. Bet ką padarysim, orą nepasirinksim. Yra koks yra. Eisim žiūrėti, kas čia vyksta pas mus. Okay, cheers. So it's just straight on round this corner and up the top. Just okay? here, yeah? Okay, cheers, thank you. Thank you. Okay, atvažiavom į dar vieną Ulster Folk parką. Pasiėmėm porą bilietėliai po 11 svarų 50. Tai būtų kažkur 12-13 eurų. Apie 13 eurų, manau. Oras nelepina visiškai, lietus lyja. Bet va, eisim vėl ratu ir žiūrėsim, kas čia kur gera. Saldainių parduotuvė. Čia informacinis centras. Einam tada, va, taip rodė aplinkui pirmas, antras ir į tą pusę. Va šitaip, per aną pusę. Nes tenai ir sakė, manai, prieš laikrodžio rodiklį, sako, eikit. Einam, žiūrėsim, kas toliau. Čia va kažkokie irgi įdomus variantai. Čia, jeigu žiūrėtumėm žemėlapį, pasiėmėme, žinotumėm, kas čia yra. Zaikį, tu būsi už žemėlapį atsakinga. Atsivers pirmas. Ir vienetukas, čia bus parašyta. Va. Čia muziejaus parduotuvė kažkokia. Tai mes kur buvom? Aš kur ką tik sakiau, kad ten yra... Tai antras corner shop, irgi kažkokia corner shop, kampinė parduotuvė. Čia tokie va. Normaliai, čia su tokiu galima pasportuoti. Su tokiu galima pasportuoti. O čia kiemukas, ne? Tai va taip žmonės gyvena, tokiam va vienam. Nu jo, tokį kiemuką turėdavo savo ir tūsindavo. Bet čia virtuvėlė buvo. O, tai bliūdai einam į viršų, užlipsim, yra dar mačiau laiptai į viršų. Bet čia žinai, kas čia yra dietiniai laiptai. Čia jeigu pavalgęs tu normaliai, viskas tu nebeužlipi. Va, mėgamasis vienas. Žiūrėk, koks žydinuks fainas, toks mažiuks, ne? Salaužikos turi. Skrynė. Metalinė. Nu, va, ir antras kambarys. Nu, ir ką, o taip žmonės gyvena? Įdomiai. Šį kartą mes ne vieni vaikštam, žmonių yra daug. Čia va,
kiekvienas kiemukas turėjo vat po tokį. Kiekvienas namas turi savo kiemuką, ne? Čia toks kaip rajonėlis visas. Tai va, ir apeisim tą rajonėlį aplinkui dabar. Na. Kas? Chilling a bit, yeah? Wet. O, koks vainas irgi mėgamasis. Well, yeah. Then here getting warmed. Laužiukas dega, žmonės prie laužiuko, židinys dega, žmonės prie židinį ateina pasišildavo. Hello. Hai. Čia toks pat yra tas. Ir čia irgi kiemelis. Ir va, laiptai irgi viršų, bet uždaryta. Čia žiūrėk va. For conservation. Kaip anksčiau lygindavo. O, drabužių lygintuvas, šis skalbykla va. Drabužių lygintuvas sukdavo va tokį. Aš dar kažkokį panašų variantą vaikystėje sumatęs. Gal ne modernesnis, aišku, jis buvo. O čia buvo tualetas. O čia buvo kaki-maki. Kaki-maki. Okei. Visas toks rajonėlis. Įdomus. Čia mes jau buvom, čia tualetai. Nieko ypatinga. Šitas irgi uždarytas. Bet tai kaip pasakiškai. Hello. Kaip pasakiškai šalta. Shoemaker, čia batų darykla kažkokių. Gerai, kur atidaryta, ten yra va, žiūrėk, sivyklą batų. Vau, batsiuvio kambarėlis. Kur batsiuvys? Batsiuvio nėra? Išėjęs dabar. Kažko. Žiūrėk, kokia žibalinė lempa. Galėtų būti uždegta, ne? Nu, kiemuks iš vis toksai, pasižiūrėk, koks kiemas didelis. Na. Nu. Įlavikė va pakristi. Bet tai ką, jie ant tokios ir mėgodavo? Nemanau, čia tik pailsėti tik tai. Ne, čia... Nes čia galva... Vadamasis vis tiek kažkur viršų. Galva nusilaužtum ant tokio lopščio. Čia duris užrakintos turbūt, ne? Taigi nesuvyko. Čia tik pailsėti. Greičiausiai. Na. O, biški. Čia žmogus dirba. Ten, kur mes buvom, jis gyveno, o čia jisai dirba. Taip nusprendai? Taip aš nusprendžiau. Gerai, keliaujam toliau. Čia kas dviračiai. Čia Cyclist Touring Club. Čia dviratininkų klubas buvo. Kelioninių dviračių. Va. Padangykių prikabinta. Visokių variantų. Gerai išsilaikė, tai ką iš tiek metų. Nu. Bijok Dievo ir klausyk jo įsakymų parašyta. Fear God and keep his commandments. Kažkėlintų metų nuotraukėlės. O, yra gėrimuko, gal norit kas nors patraukti? Nežinau kas, nelabai išskaitau biškį tamsų, bet neragausiu gal. Nebent surinkčiau 10 000 subscriberių, dzin, patraukčiau gurkšnį. Hello. Kas čia? Shoemaker House and Shop. Čia to paties šių batų gamintojo namai, parduotuvės ir taip toliau. Na tai va, čia į antrą aukštą pasimegoti. Bet neįleidžia į antrą aukštą. Čia į kiemelį. Gal dabar ilsisi, dėl to neįleidžia. Kiemelis irgi mažiuks toksai, ne? Na. Okei, varom toliau. Sekančias duris uždarytos, ne? Okei. O, čia kažkokių įdomybių. 2H20 tons. Čia biškį rašo 20 tonų. Čia svarstyklės buvo, va. Iki 20 tonų gali sverčia anglies svarstyklės, va. Yra svarstyklės viduj. Įeisim, parodysim paskui. Ir iki 20 tonų čia galima būdavo pasverti, va. Ir va su tokiu va traukinuku atvažiuodavo va ir atveždavo anglį.
Iš kitos pusės tenais yra atidaryti. Čia toks nelabai traukinuks, čia įdomus daiktas toksai. Lyts. Jo. Einam tenais, atėjau. Dar čia galima įeiti. Čia žiūrėk, svarmenis buvo. Ne, čia bus bočka kažkam jaučiu greičiausiai. Jo, tuščia. Čia bus bočka. Kažkam susipils. O čia karieta kažkokia. Ne karieta, o vežimas. Okei, einam tenais. Kas čia įdomu? Vartas. Vartas apie. Nu jo, irgi va svarstyklės kažkokios pakabintos. Einam į vidų, bandysim žiūrėti. Einam apačioj pirmą pažiūrėsiu. Čia į tą tvartą eisi, ne? Ne. Ne? Čia aplamai kambariuks toksai kažkoks. Man atrodo, čia vaikai, kai nusibausdavo, jos uždarydavo kokiai savaitį. Vaikų perauklėjimo kambarys, sakykim taip. Please enjoy drive around countryside of Muslims. Ten parašyta, kad galima pavažinėti aplinkui kaimelį už dyką 10 minučių. Va, čia jau laiptai daugiau pavalgysim žmonėms. Čia Tusovski market and court. Čia buvo turgus ir teismas. Va, taip. Originaliai pastatytas 1858 metais ir originali lokacija buvo Krušedale County Antrim. Teisėja Oksana, tarkite žodį ir jūsų siela bus išganyta. Va, visokie teismai įstatymai užėjimą ant bėgių. Galėjai gauti kažkokias 6 dienas pasėdėti. Tai ten apačioj ir buvo kajutė kažkokia, kur uždarydavo, kaip ir sakiau. Čia batų kažkas su batai susiję. Įdomiai, ne? O čia teisėjas sėdėdavo, kaldavo vieniuką prieš teismą, kad teisingai priimti susistatymus. O čia va Krušendale 1520 metais. Taip, tokie jau buvo. Taip ir atrodė. Labai gražiai perdė. O čia 1169. Da seniau. 1100? Oho. 1169, jo. Nu, bet įdomu, kodėl Antrimo ten nepasilikė viskas. Pažiūrėsim, kas čia viršai. Ai, ne. Užsidegė šviesas viršutis, aš čia buvau, kai buvo tamsu. Čia žiūriu tokių. Čia turbūt laikraščių iškarpas kažkokias laminuotas, jo. Kas ką parduoda, bulvės, šienas, avižos. Geras. Kelintų metų? 1912 metų. Aišku, čia viskas ištraukta iš interneto ir tik tais greičiausiai atspausdinta. Bet visi raštai originalus. Moteriškus batus parduoda. Pilnas stiliaus pasikeitimas rašo. Gerai. Čia, jo, čia spaustuvė. Apačioj spaustuvė ten yra žmogus irgi, kuris, o čia yra skaitimo kambarys. Reading room. Čia žmonės ateidavo paskaityti, o ten iškamšų paukščių pridėta. Bet, biškutį galėtų leisti įeiti, ne? Biškutį gal tu nueik.
O kaip aš nueisiu, jeigu viskas užrakinta, sakyk. Per lip nemoki? Ne, nelaipiusim, per viršų mes. Per viršų nelaipiusim, nes gali paskui mumis iš čia išprašyti dar nespėjus užeiti. O, aš jūs aiškiai. Net. Yra, vartelius gali atidaryti. Nedarykim, nebūkim tokie, kurie Kokie laipia tokie? visur, kur nereik laipioti. O gal aš A, sakau ne. nazosės ir man įdomu. Nu, kad tu sakau nazose, tai aš žinau. Taip, sakau nazose, man viskas įdomu, būtent kas susijęs su senove. Bet paskui tau dar neišėjus paprašys tavęs iš čia išeiti, neapėjus nieko. Ir baigsis tavo cekaunumas. Šitas stogas virš mūsų galvos yra virš 300 metų senumo. Tai prašo. Bet kažkaip tiki, bet nevėriu, kaip sako. Per daug jisai gerai atrodo, kad šį 300 metų senumo būtų stogas virš galvos. Ne? Nu, gal čia keli tie pagaliai jo, bet visas kitas lentos tai šviežiai labai atrodo. Kas čia per mimiką dais? Neįleido mane. Neleido tave eiti, kur nu, eik. Nu, spaustuvė. Hello. Hi. Hello, how are you? Oh, that's the process of printing, yeah? Yeah, Just a layer of paint on the top and just press it down, yeah? that's all there is to it. Effectively, that's what you do. The machine mind just for printing newspapers, really. Okay. We're doing a print that size. Šita mašina buvo naudojama spausdinti laikraščių lapam, va tokiem va. As a newspaper printer, of course, it would be operated by 3 men for speed. 3 žmonės dirbdavo su šitą mašiną, kad viskas būtų greičiau. Padengiamas va sluoksnis dažų ant formos ir paskui prašiausiai atspaudžiama ant popieriaus. How old is this machine? That machine was manufactured in London in 1844. Šita mašina buvo pagaminta Londone 1844 metais. Ir va su ja buvo spausdinami visi šitie reikaliukai. Žiūrėk, koks laikrodus Are you buvo. good at coloring in? Kalendorius. Thought you might be. Čia kalendorius vadinama. Trečiadienis, kovas 15. Va, žiūrėk. Donkeys. Šitaip užspausdavo. Donkeys? Ir va, mergaitė duos asiliuką. Nu va, atspaudė ir žiūrim, kas gausis. Wow. Paršelis. And donkey. There you are. Those have just come off a machine which is 180 years old. Brilliant, thank you. Keliaujam į Deimantų gatvę. Nežinau, dėl ko vadinas Deimantų. Tingim tą žemėlapį vartyti, tenais, kad viską skaityti. Va, šiaudinis stulpas. Nes greitai sutems ir paskui nieko nematysim. Ypač su GoPro. Vieną pažiūrėsim, kas čia. Kažkur girdžiu vanaginį. O! Ai, galvau, čia kakaškas. Ne, čia ne kakaškas. Čia durpė, ne? Durpė, jo. Spausta durpė. Čia kažkoks namelis įdomus irgi. Prašom užeiti. Va, čia jau šilta. Tai žiūrėk, kaip mes čia pasišildysim dabar gerai. Oi, va, ta durpė degai, va. Žiūrėk, ir čainiks rūksta. Iš čainika rūksta gerai. Čia vandens yra jame. Jo, va, arbatėlė verda. Haha, gerai. Tai čia duona kepa. Duona ar sūris įdomu? Duona. Duona. Ir tikra. Jo, geras. Geras, tikra duona kepa. Čia turbūt ta bobulytė, kur praėjo, nes ten rašė, kad kepėjai bus, ten nuėjo į vieną pusę, mačiau. Čia bobulytės kambarys. Kai krūtai Danikė kepdavo, ką? Vasar.
Čia kaminas toks originalus. Wow. Žiūrėkit, kur eina dūmais. Mes stovim kamine. Geras. Kai krūtai, ne? Šiluma gerai, ne? Nu, o durys, jeigu būtų uždarytos, tai visai prisišildytų. Galima paragauti ir ganyti, Ne, žiūrėk, jinai čia darė va vietai, va miltai matai. Miltai, sviestas. Na, Ir gali paragauti, prašau. ir galima paragauti duonytės. Paragauti. Su sviestu užtepta. Gerulė. Aišku, miltai Maksimas jaučias. Maksimus. Bet duonytės skani. Manau, čia tokia viskas Čia rašymo stalės, skaitimo stalas. antikvariatas geras. Antikvariatai, čia visur antikvariatai. Taip, kad kas pas mus atvažiuos į svečius, mes jums atitempsim čia va visur. Bet duonytės aš dar gabaliuką išausiu. Nesalkanas, ne? Valgyt noriu, čia labai man gerai papuolė. Va tas kaminas kaip eina. O, bet tai gerai atrodo. Kokioj Rusijai tai dar ant to kamino čia ir miegotum turbūt. Bet kaip tas lovas išgulėtas, ne? Išsėdėtas grinai ant kraštų. Čia bus vonelė apsiprausimui. Gal vaikam maudyt kokie mane. Gal. Visai nebrangiai, skaityk. Mama mašina zingers. Atvažiavot su šeimynava, po 13 eurukų susimokėjot ir turit porą valandų, kur pasivaikščiot, pasižiūrėti istoriją. Va. Žiūrėk, paskutinės vakarienės nuotrauka su Jėzum. Čia piešinys, ne nuotrauka. Mes išnekėjau biškį. Va, dar vienas super didelis vežimuks vaiko kūdikio. Skaikliukai. Visur viskas su Dievu, apie Dievą prarašyta. Nu, žmonės labai tikintis. Buvo. Buvo. Ir dabar yra, galvoju, nėra tikinčių žmonių. Aišku. Aš pats tikiu ne bažnyčia, bet kad kažkas tai yra, tai tikiu. Va, nuotraukų namai. Taip vadinasi. Čarlis Čaplinas. Ir nuotraukų namai. Nuotraukų namai, tai reiškia anksčiau, kai būdavo Fotosalonas galbūt? fotostudija, kur Arba paveiksluodavo ne. nuotraukas. Nuotraukų namai, va, senovinis kinus rodydavo. Kino teatras vadinasi nuotraukų namai. Arba Tijėlėva. Projektorius kambarys. Einam pažiūrėsim projektorius kambarį. Pavojus ugnies ir sprogimų. Va. Senovinis aparatas tai. Aišku, už jo pastatytas modernus projektorius. Voltai. Super. Čia modernumas jau. Čia modernumas man įdomu. Ir va. Kino salės, Čarlio Čaplino filmais. Va tokie va projektoriai buvo. Pianinas, va tais laikais grodavo pianinu ir rodydavo filmuką tokį. Įdomiai, ne? Labai. Yeah, you know one point cinema. Gliaunam toliau. Čia projektai kažkokie, bet čia jau dabartiniai projektai. Čia turbūt šito parko gal projektas, ne? Greičiausiai.
Čia galite investuoti, jeigu norite į šitą muziejaus plėtimąsi. We see the transport ultimately playing a key role in our tourism offering. It tells a significant story for Northern Ireland, authentic, iconic, sustainable, and completely aligned with the times in which we live. Nu, čia jeigu norite investuoti pinigėlių į jo plėtimąsi ir kūrimą toliau. Tai jis ir yra turistinė vieta. Bet sumodernis, nes čia jau viskas moderniškai yra pastatai, visi, viską jau bus nebeįdomu. Sakai? Žinoma. Tai nenugriausgi tų senų pastatų vis tiek. Bet vis tiek jau tokia, kur tu vaikštai, jautiesi, kaip tu po tas gatvės visas vaikštai tokias senovinės. Būtent kitais laikais, o čia bus nauji pastatai Tu sustatyti. jauti tą dvasią, tą tokią senovinę. Bet kai bus sumaišyta su modernu, aš galvoju, jau sugadins Tai vat ir kokybę. čia vat yra arbatos kambarys, bet čia yra paprasčiausias restoranas jau su žmonėm ir visa kita. Sėdi žmonės valgo tenais. Neįsim į burną, nelysim dabar, nebent patys sugalvosim nueit pavalgyti. Vietinis paštas. Žeinam į vietinį paštą. No. Just for looking. Look at the old leather girls. Apsiuntiniai atrodydavo. Ceiling set. Hello, welcome. Thank you. Catherine, you did it. Yeah, yeah. Sarah, Catherine did calligraphy. That's the candles for sealing? To seal envelopes, yeah? Yes. Žvakutės, su kuriuom užklijuodavo vokus, Laiškus. laiškų vokus. Čia rašiklių galiukai. Really interesting. Belfast Telegraph. Rašalas, The parkerė. dog's axe. So that was the time where people had to put dogs on leads. Thank you very much. So I loved it. Take good care. You too. Bye. Čia pasverdavo siuntinius. Rašydavo fragile, tarkim, tai reiškia, kad trapus. Ten galima, einam pažiūrėsiu. Čia kambariukas irgi toksai paštininkų kambariukas. Žiūrėk, čia siųsdavo telegramas su šituo. Išsiųsdavo. Jo, matai, vienas trumpas, vienas ilgas. A raidė ilgas, 3 trumpi. B raidė, tai tarkim. Ir rašai, ir siunti savo vardą, na? Telegramą. Na. Smagiai. O čia žmonės ateidavo balsuoti. Čia, žinai, kaip biškį, man atrodo, skiedė. Sėdžiu, aš jaučiuosi čia kaip būčiau, kaip čia gyvenčiau. Tai gal gyvenai, gal buvai pašningė kažkada, skraidavotės. Žinoma. Vaškinės skraidavotės. Super, gražu, faina. Thank you. You're welcome. Bye. Bye-bye. Whether I like. Jo, man taip nepasisekė pavaikščioti dviese, reikėtų vidury savaitės atvažiuoti. Primenu, kad šiandien yra šeštadienis pas mus. Tai ko, bet žmonių netrūksta. Čia mes užėjom vėl kažkur. Nenoriu pasimatuoti paltų. O, žiūrėk, batyčiai. Tokie neblogi. Neatsidaro, užrakinta. Paltukų porą. Čia tokie dar, sakyčiau, nesenai pagaminti. Kibiras buvo ant žemės. Tai kiekvieno lango žievalinė lempa. Jo. Žievalinė lempa.
O, žiūrėk, šautuvai sudėtini. Aišku, čia šautuvų imitacijos jau tais, bet būdavo taip sudėti šautuvai. Ginklai, ne? Šaunamieji ginklai. Royal Irish Constabulary. Čia būdavo kažkokių karališkų pakrantės apsaugos buveinė, namelis kažkoks, karališkosios pakrantės apsaugos. Čia Oksana rašo man meilės laišką. Jau čia, man atrodo, tiek prirašysiu buvo, kad pusė mygtuko jau neberašo nieko, ne? Bet kai kurie rašo. Tiek meilės laiškų. Tai, kad rašyti reikia popieriai dėti, ar tai prasukė biški. Čia space buvo tarp. Čia prasukė, va. Ir vėl va. Toliau rašai. 5, tie skaičiai, 5. Ir čia sėdėjo seržantas. Seržantas. Na taip va. O čia būdavo vienutė, į kurią uždaro. Turi va puodą pamyšt pašikt. Turi va Bet tai čia turėdavo jis šalt labai normaliai, ne? Tai kad biškių prasivėdintų smegenėmis. Bet jeigu tave čia uždarė ilgam, va tokia valangiukas, tokia metalinė durį, va ateidavo, taip sakydavo, agirč tu bebras nori valgyti. Ir viskas. Va taip pat ir gyvena smagiai. Viršas uždarytas rašo. Okei, einam toliau. Einam toliau, žiūrim, ką turim toliau. Kas čia tai? Kalvedė, bet šį kartą čia nedirba. Jo, kalvis jau nuėjęs namo. Kažkaip internete rašė, kad čia irgi kalvis būna, daro kažką, ne? Nu, tai matyt daro, bet matyt dabar jau arba. Bet šiandien šeštadienis, kalvis vakar buvo bare. Ir šiandien į darbą O neišėjo. gal kaip tik pietų nuėjo. Vėlyvi pietus, Na, po 3:15. nu va, gal jisai antrus pietus. Einam čia pažiūrėsim. Vitelės, vitelės. Pinimo kažkas, ne? Va, kiek vitelių. Danas. Ir čia dabar šviežus, matai? Ja, va. Čia pindavo krepšus visokius. Žiūrėkiaulė. Kiaulė nupinta, nu, krūtai. Geras. Ha. Paukštukas sėdi. Va, žvejybinis bučiuks kabo va tenais. Su tokiais bučiukais gaudydavo žuvį. Va, šitas va. Va. Žuvytės gaudydavo visokius vėžius, krabus ir taip toliau. Šuočiai senovinės, ant kurių raganos Va. skraidydavo. Čia irgi kažką pina. Bet kažkur visi žmonės pabėgė, kurie visą tai daro. Pradėtas pint kažkas, bet ir nepabaigta. Bet vitelės tos tokios, čia kaip mes vadinam kačiukų medis, nu, nes pumpuriukai viršui. Įdomiai. Kas biški neįdomu, kad nėra ant pačio pastatų užrašyta, kas čia. Čia tamsu. Eini ir čia va. Tuoj Oksana padarys tebūnie šviesa. Iš mano Matosi iš tikrųjų ir tai. Matosi, ne? Matosi, ne. Gal ne pasakiškai gerai, bet matosi. Ir vėl indai. Pažiūrim, gal vėl donykės kokios ras netyčiai. Nėra. Kad pečius nedega. Kad pečių, čia jau kaminas kitaip padarytas. Laikrodis. Žibintuvas. Jo. Aš tik nepagalvojau, aš turiu savo prožektorių mašiną. Ant galvos būčiau užsidėjęs, tai būtų man per akis viską švietę. Nu jo. Nieko, bet čia aukštų žmonių nebūdavo, aš jau liliputs. Ir eini va galvą, gali prasimušti. O, žiūrėk, čia pašvieski viršų. Čia rakadai sudėti visokie. O. Dėl to ir yra lubas žemės. Kaip rakadais galėtų susidėti. Ai, nežiūrė, čia tikra moteris, jie čia ne.
Ne, netikra, čia moteris sėdi. Čia būtų namai kažkokie vėl. 17 amžiaus namai. Kas išlikė iš tokių namų. Dedulis sėdėdavo, pipkę mušdavo. Su tokiais batyčiais madingais. Čia padaryta iš kažkokios merlės ir greičiausiai gipso kokia, ne? Jo. Ir kaip gražiai padaryta. Jo, čia gipsas Ir merlė. pažiūrėk, kūdikis padarytas irgi. Labai gerai padaryta. Kūdikis. Įrankiai va valgymo tų laikų. Okso cubes. Okso cubes tai sultinių kubeliai, dabar yra parduotuvėse. Prieš 300 metų visi tie va buvo reikalai naudojami. Krūtai, ne, Zaiki? Ir čia dar surašyta, kas būdavo, va, tarkim, čia ta siena, kokia būdavo tais laikais. Ir va, ten ant sienos surašyta 17 amžiaus Krughaus, nežinau, kas tas Krugs. Ir va, iš to, ir visi sluoksnikas būdavo. Kad vavinukai būdavo padaryti iš ąžuolo. Toliau viskas pinama. Čia kas per irklas? Aš žiūrėjau, taip ir kažkaip nepaskaičiau. Boat paddle, taip ir rašyta. Valties irklas. Rastas ten ir dabar priklauso tokiam muziejui. Neaišku, net kiek jie metų tam irklui, bet irklas. Va, tai einam vėl kažkokia kepyklėlė. Pažiūrėsim, kas čia įdomus. Dūmas iš kamino rūksta. Bent jau pasišildysim, jeigu pavalgyt negausim. Man tai tik pavalgyt, kaip visada rūpi. Ne, žiūrėk, čia valgyt nėra. Bet pasišildyt galima. Ugnelė dega, šilta, nėra valgyt, ne? Nėra. Nėra valgyti. Nėra valgyti. Verpykla. Verpimo staklės. Aš taip laukiu, kaip tu žiūrėk čia. O, žiūrėk, čia linai. Linai čia? Aha, čia linai. Bet galvoju, vėl nusišnekėti. Ne, čia linai. Linai ir čia iš linų, būtent va ten va linų verpimo staklikės tos ir buvo. Aha. Tai čia yra verpėjos namelis, o ne kepėjos, dainiau. Nusipėzi kartais smarkiai. Nu, ne taip išėjo. Ta verpėja čia kažkur tai vaikšto. Verpėja buvo įbėgus ir pabėgo. O čia nieko toliau nėra, viskas? Vytis. O mūsų verpėja vaikšto, nusinešė durpių. Dar jeigu būtų krepšas buvęs vienas iš tų pintų, o ne plasmasinis maišas, tai būtų iš vis gerai. Jinai prieš tai su krepšu buvo atėjus. Ai, buvo su krepšu? Jo. Tai jinai durpės turbūt iš čia ir nešėsi kažkur, ne? Jo. Va. Čia dar galėtų, va čia greičiausiai toj dėžėje bus durpės sausai sudėtas. Nu ką, o darbo sąlygos, užsikūrė pečiuką savo ir būna šiltai, ne? Žiūrėk, kaip gerai. Va, kaip namelis atrodo, fainiai. Kažkokį bokštelį, va, žiūrėk, sodai. Čia jaučiu gal, žinai, vasarą ir kokių oboliukų yra. Ar rudenį, nes, nu, panašu į obelis, ne? Jo, obelis. Reikės mums dar vasarą čia irgi apsilankyti. O čia kažkoks bokštelis su maurynais, kuriame būdavo laikoma kažkas. Čia būdavo laikoma, įdomu. Nieko. Ogi nieko. Bet ten rašė Greenish Towers, tai gal kokias nors daržovės būdavo laikomas tokiuose bokšteliuose, ne? Greičiausiai.
Geriausia tai, kai nežinomi patys sugalvojam. Faktas, čia Nu, pats geriausias. Ir viso, ir... O jūs, jeigu netikit, atvažiuokit patys, pažiūrėkit, sugalvokit savo versiją. Jei faktas. Tuo reikia va tokia va. Tik tais vėla jau šių laikų. O kodėl tu galvoji, kad vėlos nebūdavo? Man atrodo būdavo. Nežinau, ar tais laikais aliuminis būdavo, nes vėla aliuminis. Daržiukai. Susodinta kažkas. Nelabai suprantu kas, bet kažkas pasodinta. Čia greičiausiai medeliai susodinti, ne daržovės. Ir čia dar Tvor- statomi pastatai bus. Nauji. Sakai, čia bus statomi pastatai. Va šitie du bus pastatai statomi. Galvoji? Taip. Nu tai daisim pasižiūrėsim. O ir daržas pažymėtas. Nėra daržas. Nes čia tai daržas kažkoks. Nėra pažymėta, bet mes einam dabar link vištų, avių ir arklių ir vienu žodžiu link ūkio kažkur tai einam. Link tvartų, taip sakyk, kalbėkim lietuviškai žodžiais. Nu, ūkis, tvartas. Kažkas tai bus. Ne, čia tikrai žiūrėk pasakyti. Čia daržas, čia ne pastatai, čia bus daržas. Čia daržas kažkoks. Va, tas navos pavarotas greičiausiai buvo, ne? Va, mes dabar kažkur čia turėtumėm būti. Nežinau. Nu, nepanašu. Kažkoks ūkinis pastatas ten. Einam pažiūrėti ten. Čia tamsu. O, Čia tu nieko nematysi. irgi kažkoks tvartas. Bent jau židinys šildasi. Ne, dar ruseno, rankykės pasišildyti gali. Šiaip fermos namas, paprastas fermos namas. Čia jau pagal ant grindų matos, kas čia gyvena. Vištos ir gaidžiai. Čia greičiausiai irgi panašiai, ne? Jo, čia asiliukas. Asiliukas? Tas pažiūrėk. A, girdi tu? Dėja, čia bairį medinis, sako, asiliukas, tas, kur pažiūrėjai į vidų. Čia va, putpalės. Va, gaidys yra ir 4 vištos, va. Gaidy, pasakyk, kokio kų. Bet gaidys gražus, toks pėtė, nu. Mes tokį turėjom kažkada. Tiksliau ne mes, tėvai turėjo. Įvadindavom pėtę. Tai kur einam? Į kairę ar į dešinę? Mes iš vis tenais turėjom, nesisukto eit toliau, supranti? O čia va, matai va ten tu. Avis. Kas tas speids? Speid. Neįsivaizduoju. Strepunčiai. Nu, bet speid milk, speid gal kokias nors grūdinės kultūras, o kažkas mildai malūnas. Ne? Aš tai sakyčiau. Bet čia žiūriu, kad čia dirbtuvės labiau panašu Taip, čia kažkokia. kažkas tai su metalu. Čia gal bus va tokių, va, žinai, įrankių, tų žemdirbystės įrankių. Va, plaktuką galva tokia rimta. Okay. Lopatkos va tokios visokios, šiupeliniai. Šiupeliniai. Varom žemyn. O, čia geras tas. Vo, sakau, kad malūnas buvo kažkoks. Kur įdomiausia visur užrakinta. Malūnas, va. Tai čia su upeliukas bėgdavo, sukdavo va ten kažką ir gamindavo kažką, maldavo kažką gal. Gal ir elektrą jau viniodavo, kas ten žino. Kelintais metais elektrą išrasta, pasakykit man. Pasakykite, parašykite.
Pasakykit, parašykit, galite paskambinti, pasakyti, jeigu tą prasme, Google pažiūrėkite, parašykit. Čia vėl negalima. Spina čia vėl. Nu jo, čia taip durnai padaryta, kad pipėt. O, daržiukų da. Radom, bet dabar jau daržai, matos, va svogūnai laiškai. Česnakai tenais, man atrodo, toliau, ne? Gal česnakai, gal porai. Krūva višta. Be triukšmo, be triukšmo. O jie čia sveikina. Nu, sveikinasi su mumis. To jis vilna pakabinta. Nu, va, vėl kažkokie tvartai. Vėl babulytė arba čia geria. Einam pažiūrėsim, kas čia. Nefilmuokim žmonių. Išleiskim. Po tave, Zavic. Bet aš jau užmačiau pavalgyti, ten yra. Va, čia vėl kepama duona buvo. Nu. Ir kvapas tų durų. Kvapas dūmų toksai eini grinai. O jeigu dar kvapus eitų perduoti. Naktiniai, gal kam naktinių? Liepa, pavadins. Jo, bet tik tais laikais o jokių lempų nebūdavo nieko. Žibalinės lempikės pasikabindavo žmonės ir kimarindavo savo. Nu, čia kids bedrooms. Bet jau sienas negirdėsi, kas vyks turbūt per tokias sienas. Danikė tam va, prašys. Va, ateini židiniukas vėl. O, čia aš jau pasėdėčiau, čia galiu atsisėsti. O, dėl manęs kaip tik Donelė. Va, prisėsti. Pasišildyti gerą yra. Matau, pavalgysiu skanumą prie židiniuką. Šilta, gerai, smagu. Vėl va kažkokie tvartėliai. Su visokiais rakadais. Vilnum. Medžiaga, iš kurios maišų siūdavo. Tai lininė medžiaga čia. Zupariniai maišai, kaip vadindavom, ne? Zupariniai. Zupariniais maišais O vadindavom. šičia mūsų. Na, ta babulka eina, kur darė bulkutės, neskaniai. Ką mačiau? Mačiau šitą, filmavau avį. Tik nežinau, čia avis, gal avis. Va, tarka. Čia spėjusi tokią tarką tarkodavo burokus kokius nors kiauliam. Įdeda. Ir va čia va toj pusėj suka. Tur. Ir ten apačioje va čia va pasideda kibirą. Ir viskas varvėdavo. Mačiau, o čia va yra. O čia va merginos. Užpakalis atskišusias, asfaltą valgo. Laižo asfaltą. Jinai tvarkosi. Tvarkosi. Mabel? Kiek spirgučių išeitų iš čia? A, Kur įdomiausia, tu pabėgi. Va. Betty? Betty? ką to? Oh, one very sharp taste. Mabel? You want more? Prikolas šitą batoną, kur ką tik kapojau su atsisėdęs prie židinio. Paskui žiūriu, atnešė tom kiaulę mėtą, karu čia ta moteris.
Tai aš taip, pavalgiau batoną, kur kiaulė šeria. Bet tai sakyk, kad neskanu. Nelabai, sakau, sodas pridėta, nieks ten nesistengė skaniai padaryti. Tai va. Pirma buvo skanesnė. Ten Nieko, kiaulė buvo. jeigu pratrysi, žinosi nuo ko. Nu, kai alkanas esi visą laiką, taip gerai irgi, nepavalgy. Valgyt noriu, bandau zuikį prikalbinti, kur nors varyti, paskui skaniai pavalgyti, žiūrėsim, kas Iki gausis. 6 negalim valgyti. Nebejokauk. Jokauji. Iki 6 negalim valgyti. Mo, Sviestą mušą. svestamušis. Svestamušis. Ir visur viskas labai panašiai iš tikrųjų. Viskas tas pats per tą patį. Lova tokia va. Oksanos išmeros lova. Tilpum ten drąsiai. O čia irgi ūgio mano. Ir Oksanos ūgėjėjimas. O čia jau per šventės tokiai lovai Oksana galėtų mėgoti king size-iniai. Filadelfija. Va, čia į Filadelfiją siuntinys buvo. Lova, čemodanai. Ne. Ir kaip sako, nieko. Modernus gesintuvas. Ir stakans. Nusiprausimui, kiek suprantu, tokie bliūdai naudojami buvo. Nu ir va, ir dabar. Ir duris, va, į Oksaną pirmą parodyk mums kokias, Tai tu parodyk. kokias didelės duris. Nu. Va. Oksana gal galvą prasimušti. Oksana yra 1,50 m. Po porą salaus taip ir nebeišeičiau. Čia, kad užlipti ant lovas irgi yra kėdutė, grynai dėl manęs. Girdi, zaicai, nešk namo tą kėdutę, panaudosi, nu. Sienis atsigaila. Jau šitą patalnę smirda biškinė. Žuolydės užtraukiu. Aš ją neuostu ir tu ne. Pavosti, važiuok, kas smirda. Tai tu pauostyk, jeigu tu nori, aš nenoriu uostyti. Kamininis. Bet tai jokios juškas nieka, tai žinai kaip šaltis eidavo, kaip pas mus namus. Žiūrėk, yra tuo. Špižinį puodai. Va. Reiktų tokia? Aišku, į kempingo reikia. Taigi čia bus, darysim kaip Košė. košę virsim. Virsim košę, makalošę. O, koks stogas. Durpė sudėta. Tiesi ir prieisim prie to namelio. Va. Okay. O dabar mes priėjom va prie šitų. O, kokie. Rakadai, plūgai kažkokie. Bet jaučiu dar šiais laikais Lietuvoje rasti tokių ūkių, kurie yra veikiantys. Pavielikos. O, Lelkas yra man. yra lelkas į barankas. Čia mama su lelkom, žiūrėk, kokiom O, gražiom. labas. Ten Du. tėtis Du bus. ir ten trečias dar ten guli va lelka. Aha, o, kokie gražučiai. Nu, čia jau šimetiniai, jie kokie Ne, man. čia tėtis bus su ragais. Ten mamka bus. Gerai. Čia irgi dumiuks rūksta iš kamino. Žibalinė lempa mačiu dega. Nu, viešpats yra mano saugotojas. Hello. Hello, how are you? Come in, get a bit of heat. Oh, yeah, lovely. Lovely gate. Svečius atėjo. Pasišildyti. That's a farmhouse, yeah? Something like that. Farmhouse, yes, from Whitecross in County Armagh. Oh, County Armagh, not far from us. Right. We are from County Monaghan. Oh, great, yes, yes, yes. Yes. A family called Patterson lived in this house. And they rebuilt the house or Yes. how did in 1990s or something like that? All the houses in this part of the museum are originals
taken down stone by stone and brought here and rebuilt. Wow. And they all have their own stories and histories. Wow. This house, as I say, came from outside Whitecross, County Armagh, and it's called Drumnahunchin. Drumnahunchin is an Irish word. I realized that already. It means the ridge of the ash trees. So when the house was on its original site, there was a hill behind it with ash trees, and we were able to site it here with a hill behind it, and we planted ash trees. Wow. So now it's Drumnahunchin again. Wow. And Nice. this is how it would have looked about 110 years ago. Never had electricity or indoor plumbing. The water is from a pump in the garden and with oil lamps for light. Wow. So that's That type of lamps, yeah? Cool. Very authentic, yeah? Pianinas veikiantis. Šitas namas, absoliučiai visi namai aplinkui, kur čia yra. Šitas yra atvežtas iš Armacho apskrities, bet jie visi buvo Atvežtas? Taip, jie visi buvo išardyti po akmenį ir atvežti čia ir surinkti būtent taip, kaip jie buvo tenais autentiškai pastatyti. Geras. Šitam name niekada nebuvo jokių vandentiekių, jokių tualetų, jokios elektros. Ir namų yra 100 su biškime. How old is it, you said? the house itself is about 200 years old. 200 metų. Originally it was only a 2-room cottage, like the little cottages further around. This was the bedroom. Everyone shared the bedroom. Next door was the living room and kitchen where they cooked over an open fire. Okay. They were able to, they originally didn't own their house or farm. Tai va, žmogeliuks papasakoja biškį istorijos apie tą namą. Tas namas yra 200 metų, ten kur jisai sėdėjo, tenais yra miegamasis, ten visi miegodavo. Čia yra virtuvė, kur valgy darydavo, ir čia yra salionas arba gyvenamasis kambarys, kur sėdėdavo visi, žiedavo televizorių. Ne, televizorius nežiedavo, televizorius nebūdavo. Laikraščius skaitydavo. Skaitydavo laikraščius, pasakodavo istorijas vieni kitiem ir visą kitą. Aišku, iš papasakoju ten daug, dabar visko neišversiu, čia kaip tą namą gavo, kaip jį išpirko 1903 metais ir visą kitą. Kad tais laikais buvo galima paimti paskolą, už ją mokėti labai labai mažai, tarkim paimti paskolą 150 metų, už ją mokėti labai mažai ir perleisti savo vaikam tos namus, ir vaikai, ir pronukiai visi taip pat išmokėdavo tą patį namą. Tai reikšdavo, kad per artėjančius 100-150 metų tau nieks nepakels jokios nuomos, jokių įmokų ir visa kita. Na taip kaip dabar. Oksana čia infarktą negavo, bet jau jam man tiek nusibodė tie turistai, kai jis net nusisuka. Labas. Koks grožis, ką? Kokius tu visas plaukuotas? Bet tai koks grožis. Nu ką, jisai kramsnuoja savo. Va. Šaibą davė, pakėlė su uodega. Uostik, sako, žvairy. O čia pagal mano, žiūrėk, išmera. Ai, va, žiūrėk, tenais yra mano giminės, asiliukai. Asiliukai, pagal mano išmera. Labas, asiliuk. Turbūt ir jiem irgi nusibosta čia tie turistai visada, ne? Asiliuk. Nori paglostyti tave. Leisi paglostyti. Šlapia galva, tu buvai biški laukia nesenai, ne? Buvai biški laukia. Tu irgi valgyti atėjai. Atai. Daug nosę pačiupinė. Kokias ilgas ausis. Daug nosę pačiupinė, kokia tavo nosė. Kaip paskyra. Nu. O kam reikalingos ilgas ausis? Ko tave geriau girdėčiau, matai? Va taip, va. Asiliukai. Rankos ir tušinio salė rašė. Korba Grindžovų. Halė. 1884 metais originaliai pastatyta. Išardyta 95 metais ir atidaryta 98 metais publikai. Visi tie namukai aplinkoje yra originaliai suvežti iš visos Airijos, išrinkti po vieną akmenį, atvežti čia ir sustatyti atgal taip, kaip jie buvo. Iš tų pačių akmenų ir tų pačių visų detalių, kas turėtų būti visai nelengvas darbas.
Čia yra. Jo, biški neįtikėtina, ne? Čia yra nacionalinė mokykla. Nežinau, galima įeiti? Gal ir galima. Pabandysiu. Einam pažiūrėti. Kaip visada man įkvėpus. Nu tai moterim pirmenybė, zuikiai. Aš manau, per aplinkui galima apeiti. Uždaryta. Jeigu kas puls zuikį, tai puls ant tave, supranti? Aš spėsiu pabėgti. Tai aš dėl to ir sakau, tai Tas dar neaišku. Čia kiekvienos durys buvo uždaryta. Aha, o čia lauko tualetai. Berniukų mergaičių. Ok, mokykla uždaryta. O iš kitos pusės ten nebuvo durų? Aš matau iš vidaus, kad durys kiekvienas. A, nu jo, čia nieko daug ir neprarandam. Galim per langą apžiūrėti. Nieko daug nepraradom. Prieš vakarą. Eidami atgal vėl ir kalvį užtikom. Vėl kalą kažką pasičiam. Prieš vakių kalvis dirba, matai. No. So I'm just making these at the minute. What's that is? They're called kissing horses. It's made out of a horseshoe. Wow, čia yra pasaga Jisai arklio. dabar dar. Jis dabar va tokį daro. Wow. Beautiful. Gražu. Ir čia va visokie jo padaryti. Dirbiniai. You want to try this? Eik pas pas. Eik pas pas. Aš žinau. Well, put that in this, okay? You look at the camera. Na? Wow. Taip, pumpok, smarkiau. Čia biškai yra, papumpuoja. Exercise, yeah? Good exercise there. Yes. Dabar žiūrėk. Raudonas. Tai kaip įkaitinai. Do you want to use the hammer? Nori pabandyti pakalti? Okay. Just here. Smarkiai. Buvo. Whoa, whoa. Smarkiau. Buvo. Hard. Now put it this side like this. And then hit it hard. Smarkiai. Nu va, Oksana buvo padaryti. Good. So we're making Cool. this. Thank you. Cool. Patiko? Jo, įdomiai. Nu, kalvė Oksana, ką papasakosi? Nu super, man labai patiko. Ten ta pasaga vadinasi besibučiuojantis arkliai. Aš iš pradžių pagalvojau, kad ten grinai arkliam pasagą daro. Ne, ten yra besibučiuojantis arkliai ir būtent tokio tipo dirbinys būdavo dovanojamas per vestuvės jaunavedžiam. Tai va, Oksana padėjo biškį prisidėti. Ir tas kalvis kiekvieną dieną čia sako, aš dirbu ir gaminu visus tos įrankius. Čia yra mano darbas. Smagiai. Va, grįžom į pagrindinį miestelį. Einam pasižiūrėsim, kas čia per koplytėlė pastatyta. A, čia irgi nacionalinė mokykla, 1836 metų. Mokykla, aš jau perskačiau. Pažiūrėkit, kaip stolai išpjaustyti, išraižyti. Visur su peiliukais. Čia būdavo ir knygų pasidėta pačioj. Čia špargalkėms lieti. Nu, Oksana, atsakyk į klausimą. Kiek bus 64 plus 33? Apsuk kamerą. Į save. Ir atsakyk. 77. Nu, Meluoju, 97. Aha, kol o tu pažiūrėjai. apsukai, pas paskaičiavo. Ne, o tu pas manęs pasidavėjai apgaulį šitą. Va, čia būdavo surašyta, kiek vaikų klasė. Čia stovėdavo mokytoja, visiems duodavo velnių. Čia susidėdavo savo skanukus, aš čia su raktu. Uždarytum. Parodė, kur Lietuva.
čia Airijos žemėlapis, sakyčiau, Lietuvos nėra. Jo, teisingai. Arma, o mes esam šitą... Balibiai, žiūrėk, yra, va, Balibiai, Rokori, Niublis. Tai mes kažkur čia... Gyvendavom Balibiai, dabar nebegyvenam Ne, Balibiai. mes kažkur tai va tarp čia ir čia, nes Taigi čia Bleinė, va, čia. Bleinė. Matai, eidavo traukinių linija. Traukinys Tai važiuodavo. mes va čia kažkur. Va kažkur čia dabar. Neišduok visiems, kur mes gyvenam. Va, o toliau kas čia? Čia Vokiečių imperija, nu. Čia vokiečiai. Poland. Čia O yra čia, Rusija. jeigu ką, spėk, va ten, kas ten matas, čia, kas, kieno čia kampas, kaip tu atrodo. Tai čia. Čia va, matai Neringos juostą mūsų, kur mes kampiuką tą tokį turim. Čia va, perplaukėm mūsų tą sukeltų ir va, ten va, atvarom į Nidą. Čia gera, tu sugalvojai. Gerai sugalvojau, ne? Jo. O čia yra Prūsija. Pusė Rusa, pusė Prūsija. Va, Baltisija, žiūrėk. Nu tai Baltic Sea, tai va, tau Baltic Sea. Tai gerai, va, žiūrėk, čia, tai čia jau kažkur. Čiagi va, kampuks lietuvėlės, nu. Bet tais laikais gal lietuvėlė buvo su Lenkija sujungta, nežinau. Kelintų metų čia žemėlapis nerašo, ar rašo. Bet tu žinai, kas su tokiais darydavo? Nu, va, ir vėl pabėgau, kol tai aš. Palauk, aš žiūriu, čia uždaryta, negalima eiti, sako. Nieko daug nepraradau. Aš tau noriu parodyti, kad Gerai, parodė ką. pasižiūrėk, kokį kontentą tau parodys. Zajat, draudimą turim? Kas čia yra? Čia ir kojukai pasivaikščiojimai. Pasižiūrėk, kiek čia kiekvienam mokiniui buvo. Daug pabandysiu. Kiekvienam mokiniui buvo, parodyk. Ir dabar tu turėsi parodyti. Va. Ko, nevaikščiau? Kalbuoju, neįsisukau dar. Gal nebevaikščiau. Geriau lanką reikia pasukti. Ne, nenoriu lanką sukti. Išk pavargai. Ne jūsų reikalas. Seniai blogai, ne? Kas? Kas tunėlis. Tunelys, radom tunelį. Nu čia Geoksanai patinka tokie tuneliai visur. Jie trauk tunelį, jinai matomai buvo įkalinta kokiam tunelį praeitam gyvenime. Buvau ir šiam gyvenime buvau. Šiam gyvenime įkalinta tunelį. Vieną kartą buvau. O, čia žiūrėk kokia irgi cirkvė. Čia bažnyčia, ne kažin kas, o Čia jau tokia. katalikiška bažnyčia va. Parašyta. Originaliai pastatyta 1783 metais, pervežta į muziejų 1990 metais. Ir pirmą kartą atidaryta publikai 94 metais. Čia. Nu jo. Va koks į altorius. Kiek čia gaunas? 200 metų su biškiai? Tai dar netokia ir sena. Netokia ir sena, jeigu 200 metų su biškiai. Tytuvėnų bažnyčia 700 metų senumo. Ar aš nusišnekėjau? Aš nežinau. Miestelis 700 metų, o bažnyčiai neatsimenu. O ten į viršų galima užlipti? Ne, negalima uždaryti. Nes ten vargonai yra, ten visi pradėtų groti vargonais. Nu, okei. Dar kažkokia bažnytėla. Ne, čia ne bažnytėla, čia hall. Salė kažkokia. Ir tualetai. Uždaryta. Privatus renginys vyksta. Ok.
Open, tai yra open. Į tą pusę. O, visokių reikaliukų. Hello. How's it going? Oh. So you get the experience recorded. Yes. Yes. It's a nice shop, this one, isn't it? It is nice. This is the hardware shop. It's where you come for all your tools and things. Do people buy them now? No, so we do have some things available for sale, things on the table, and just the 4 shelves directly in line with it. Ah, okay. The more this time thing, yeah? I know, I kind of wish we sold the spades, you know, the turf spades and stuff. I think they'd sell. Well, you probably can find some on eBay, yeah? Yeah. There's a Patterson spade mill that I think is still operating. Cool. Visai neblogai būtų kokią šibolinę lempą nusipirkti. Like a oil lamp, you know, would be nice to get I original know, oil yeah, to lamp. find the Yeah? oil lamps, because you see them in all the different houses Yeah. and cottages around, Yeah, so yeah. it'd be good if we did. And they look cool, and they are cool. Va visus šitos reikalus, kas yra čia ir šitose lentynose pardavinėja. Vaksas va ir batų tepalas. Tradicinis matų tepalas, nu. Pudelį. Šiupelį visokie kotai. Šitas veikia, pabandom. Šitas veikia, Šitas veikia, ne? bet Čia reikia pirštus įkišti savo į tarpą pabandom tavo. ir greitai pasukti. Fainai. Čia žiūrėk, čia yra narvelis paukščiai. O tai iš medžio. Virvė. Siūlai. Siūlai, na. Spynas. Visokiausių žiūrėk. Looks. Geras, ne? Yeah. Cool. Thank you very much. You're very welcome. Thank you. Žiūrėk, šunim antsnukiai, pavadėliai. Snuts. Cool. Thank you. Bye bye. Nu, tai pardavėjas sako, norėčiau, kad galėtumėm viską parduoti, sako, pats nusipirkčiau. Sako, tokių daiktų fainų yra. Bet toli gražu ne viskas yra pardavimui. Ten BJ saloną nebnėjom. Nėjom. Čia Old Bushmans, čia bus baras, kiek suprantu. Alų, vyno ir alkoholinius gėrimus pardavinėdavo. Hello, how are you? Žiūrėk, čia gali savo kažką nusipirkti, atsigerti. No, cool. Matai? Under 25 not allowed. Turi būti 25 metų. Jeigu tu atrodai jaunesnis negu 25, būsi paprašytas paso, kad įrodym, kad tau yra 18. Ir va toks bariukas. Statinės sustatytas. Laukui. Fainai. Thank you. Thank you so much. Have a good evening. You too. Bye bye. Čia mes ten buvome. Mes einam. Tai čia ją pačią drabužių parduotuvę, tai ne? Registracijų ofisas. Drabužių parduotuvė uždaryta. Bet aš ten irgi kai ką nusipirkčiau. Nusipirktum? Jo, Rastum mane, sakai? raščiau, tikrai raščiau. Mill Street, Tool and Place. Įdomu, va, kas šitose. Čia visi jie uždaryti. Čiagi žmonės negyvena ar gyvena? Gal žmonės čia? Jiegi nėra kažkokie tai bižuteriniai nameliai, ne? Tai va, tu užeisim, pasižiūrėsim. Arba ofisai, žinai, žmonių gali būti. Nu, va, vienas duris atidarytas, galim užeiti pasižiūrėti.
Na, jeigu atidaryta, reiškia, einam žiūrėti. Hello. Great. Great. Dressmaker. Okay, čia suknelės gamina. 880 metais buvo pastatytas originaliai. Moteriškė tokia gamina suknelės. Susitvarkys, ir eis namo. Tvarkosi namus. No, thank you. Na, va, čia kiekvieno kambariuks toksai, va, kiekvienas skaitosi kaip butas. Jo, aš taip galvoju. Nu, kaip savo namai kažkokie, tai kažkas tokio. Ką, apėjomės visą tą reikalą. Ne? Einame, Čia vizitorių centras. Bet čia jau tik tai suvenyrai visokie ir taip toliau. Jau šiuolaikiški dalykai kvepia skaniai. Hello. Va, žiūrėk, tos pasagos yra, Oksana. Va, kalvo gamintas vietai. Tai 25 svarai. Apie 3 valandas, sakė, užtrunka tą vieną pasagą jam pagaminti. O čia yra kas? Čia kabliukai kažkokie. Žarsteklis. Kempinki žarsteklis. Nu. Jaunoniai visokie dalykėliai. Va tokia. Pagrindas suvenyrai, sakė. Nu ką, parsibaladuojam namo su Zaicu. Prasivaikščiojom po tą parką, kaip ten pasakyt. Patiko tau, Zaicu? Patiko. Man tokios vietos labai patinka. Man labai buvo panašu į praeitą, nu aišku, ką ten daug, daug neprigalvosi. Tai panašus, bet buvo ir kitokių dalykų, buvo ir... Buvo ir kitokių. Arkliukų buvo, kiaulių buvo. Zaicas gavo padaužyti su kirviu. Jo, ne su kirviu, su kūju. Su kūju, nu, pamušti. Tai va. Tu pavalgyt gavai. Ta aš pavalgiau skaniai. Gerai, čia prasukam. Tai va, jeigu dažėjot jau iki galo, nors abejoju, ilgas video, bet, nu, mama dažiūrėjai, tikrai ačiū. Paspauskit laiką, paspauskit subscribe, o mes susitiksim rytoj, ne? Ir parašykit komentarą, kas patiko ar kas nepatiko. Jo, o mes susitiksim kada? Rytoj? Kaip visada. Ate.